Velykų istoriją atrodo visi puikiai žinome. Tačiau ar tikrai? Jos pamatiniai tekstai slėpia daugybę prasmių, kurias neretai praleidžiame pro akis. Tad šiandien, pasitelkę biblistės Marino L. Tabut įžvalgas, pasistengsime pasigilinti. Pradėsime nuo tuščio kapo mįslės ir keliausime iki pat klausimo, o kągi iš tikrųjų reiškia gyventi prisikėlus. Viskas prasideda, visai ne nuo džiaugsmo, priešingai, nuo panikos ir visiškos sumaišties. Pirmosios liudininkės Marijos Magdalietės žodžiai yra persunkuti skausmo ir praradimo. Tai ne vilties šūksnis, o grynas nusivylimas. Scena paruošta meisliai, kūnas dingo, o pirma mintis pati žmogiškiausia – jį pavogė. Bet štai čia ir atsiranda tas esminis klausimas, kuris visą pasakojimą pasuka visai kitą linkme. Kas jei tai nenusikaltimo vieta? Kas jei tai virsmo vieta? Šis klausimas perkelia mus nuo paprasčiausios vagystės į kur kas gilesnę dvasinę mįslę. Būtent jis mus ir ves toliau. Gerai, taigi pirmoji dalis – pati kapo mįslė. Grįžkime į įvykio vietą ir atidžiau apžiūrėkime paliktą įkaltį. Kasgi ten buvo rasta ir kodėl tai taip be galo svarbu? Jono Evangelija mums piešia vaizdą, kuris tiesiog prašosi į kino ekraną. Įsivaizduokime, ankstus rytas, dar tamsu, Marija Magdalietė atranda atvirą kapą ir lekia pas Petrą ir Joną. O tie, išgirdę, puola bėgti, tiesiog lenktyniauja, apimti nerimo ir nežinios. Bet tai, ką jie pamato viduje, visiškai nepanašu į apiplėšimą. Štai čia ir yra esmė. Esminis įkaltis. Pagalvokime logiškai. Jei kas nors vogtų kūną, kam vargintis ir nuvinioti visas drobes. Ir juo labiau, kam dar tvarkingai lankstyti galvos apdangalą ir padėti jį atskirai. Tai tiesiog nelogiška. Būtent ši maža detalė tampa pirmuoju signalu, kad čia įvyko kažkas nepaprastos. Palyginimas su Lozoriumi čia labai padeda suprasti. Prisiminkime, kai Jėzus prikelia Lozorių, tas iš kapo išėjo visas suviniotas drobulėmis kaip mumija. Jo kūnas buvo atgaivintas, bet vis dar mirtingas, pavaldus mirties desniams. O Jėzaus atveju tos paliktos drobulės yra tarsi drugelio paliktas hokonas. Jos reiškia išsilaisvinimą. Tai ne šiaip atgaivintas kūnas, tai visiškai nauja būtis, kurios fiziniai apribojimai jau nebevaržo. Taigi, matome, svarbu ne tai, kad kapas tuščias, o kaip jis tuščias. Ir šis atradimas paleido tokią grandinę reakciją, kuri amžiams pakeitė visą religijos žemėlapį. Apaštalo darbuose randame tiesiog neįtikėtiną sceną. Petras, dievo baimingas žydas, visą gyvenimą besilaikantis griežtų taisyklių, kurios draudžia net artimai bendrauti su pagonimis, įžengė į romėnų karininko okupanto namus. Tuo metu tai buvo kažkas tiesiog nesuvokiama, visų įmanomų kultūrinių ir religinių normų sulaužimas. Ir būtent ten, tuose pagonių namuose, Petras ištarė žodį, kuris viską susprogdina. Prancūziškai tai quiconque, o lietuviškai bet kas, kiekvienas. Jis sako, kad bet kas, tikintis į Jėzų, gali gauti nuodėmių atleidimą. Bet kas. Šis vienas žodis sugriauna sienas, statytas šimtmečius. Geroji naujiena staiga nebėra išskirtinė vienos tautos nuosavybė. Jie skirta visiems. Gerai, bet įsivaizduokime mokinių būseną. Suvokus šią naują, pribloškinčią realybę, iškilo milžiniškas klausimas. Kaip dabar visą tai suprasti? Kaip suderinti tai, kas ką tik įvyko, su viskuo, kuo tikėta iki šiol? Atsakymo, žinoma, imta ieškoti praeityje. Prasidėjo tikras intelektualus ir dvasinis detektyvas. Prisikėlimas buvo toks didelis šokas, toks netikėtas įvykis, kad jis privertė mokinius grįžti prie šventojo rašto ir skaityti jį tarsi naujomis akimis. Ir staiga tai, kas anksčiau atrodė vienaip, nušvito visiškai kitomis spalvomis. Vienas iš geriausių pavyzdžių – ši eilutė iš psalmių. Jiems staiga nušvito, juk tai tobulai apibūdina Jėzaus likimą. Lygiai kaip akmuo, kuris statytojai laiko netinkamo, išmeta lauk, o jis staiga tampa pačiu svarbiausiu visą pastatą laikančiu elementu. Ir tai puikiai parodo, kaip realus įvykis gali pakeisti teksto prasmę. Iš pradžių tas atmestas akmuo simbolizavo Izraelio tautą, mažą, galingų imperijų niekinamą, bet Dievo išrinktą. O po prisikėlimo šis įvaizdis tobulai pritaikomas Jėzui, valdžios atmestam, bet Dievo išaukštintam ir tapusiam visos naujos, visą žmoniją apimančios bendruomenės pamatu. Tačiau Velykų žinia nėra vien teorija ar senų tekstų analizė. Tikrai ne. Ji turi labai praktinę pusę. Ji kelia klausimą, gerai, ir kas iš to? Ką dabar daryti? Ir čia
Į sceną žengia šventasis Paulius. Jis perkelia dėmesį nuo to, kas įvyko tada, į tai, kas turi vykti dabar. Jam prisikėlimas nėra tiesiog istorinis faktas, kurį reikia paminėti kartą per metus. Ne, jam tai kvietimas asmeniniai transformacijai, čia ir dabar. Kad paaiškintų savo mintį, Paulius pasitelkė labai galingą metaforą iš žydų Velykų tradicijos. Kiekvienais metais prieš šventę namuose vykdavo generalinė tvarka. Reikėdavo išmesti visus seno raugo likučius iki paskutinio trupinelio. Tai simbolizavo naują švarią pradžią. Ir Paulius šį ritualą pritaiko dvasiniam gyvenimui. Tas senas raugas, kurį reikia išmesti, tai visas mūsų vidinis šlamštas, pyktis, pavydas, apgaulės. O pradėti gyventi su nauja, nerauginta duona reiškia gyventi nuoširdžiai ir teisingai. Tad Velykos jam ne pasyvus minėjimas, tai aktyvus apsivalymo atsinaujinimo veiksmas. Na ir pabaigai, grįžkime prie paties mįslės brandulio, prie tikėjimo akto. Nes, kaip jau matėme, ši istorija neprasidėjo nuo akivaizdžių geležinių įrodymų. Evangelijos tekstas labai aiškiai pabrėžia, mokiniai nesuprato. Jie neturėjo jokio išankstinio plano ar lūkesčių, kad Mesijas turėtų prisikėlti. Jų supratimas atėjo tik po įvykio. Ir jis nebuvo paremtas kažkokiais loginiais įrodymais, tai buvo tikėjimo šuolis. Ir čia prieiname prie esminio paradokso, kurį puikiai apibendrina Šventas Anzelmo frazė. Dažniausiai mes reikalaujame: pirmas suprasiu, tada patikėsiu. Tačiau Velykų tekstuose logika yra apversta. Būtent tikėjimo aktas, pavyzdžiui, Jono sprendimas patikėti tiesiog pamačius tuščią kapą, atveria duris į gilesnį supratimą. Pirmiausia tikėjimas. Ir tik tada ateina prasmė. Tikėjimas tampa raktu, kuris atrakino supratimą. Galiausiai lieka esminė mintis. Galbūt tikrasis prisikėlimo įrodymas yra ne tuščias kapas, o žmonės. Žmonės, kurių gyvenimus pakeitė ši žinia. Tad norisi pabaigti atvirų klausimų apmąstymui. Jeigu jau perkeistas gyvenimas yra didžiausias Velykų liudijimas, tai kaip tas liudijimas galėtų atrodyti mūsų pasaulyje šiandien?